Čiauška, žvirblelis, tartum pasamdyti palyginimai būti. Bet jeigu supyksta ir rūpą prarandam, ir tąsik lengvai mes žodelį surandam, žirafomis virsta grakštuolės gulbės. Bitutė, opšė, kuriai rūpi tik bulvės. Jei čiauška, patauška, dainuoja, kobliauni, tik karvės ir ožkos bandovės keliauja. Matyt ir katytės prasti reikalai, jei sakom, na ko, liks mala prisvilai. O moteris pergyvena, griaužia savo nagus. Jinai ne žvėris ir ne paukštis, žmogus. Motriškas, motinas niekuomet nebus pasaulyje gyvybės, reiškia žmogaus. Vištos nebus kiaušinį. Nikap nebus kiaušinį. Kai žmogus, jie motriškas nebus, nei žmonių nebus. Vyra visi veinuoti. O motriška turi būti mama, jeigu esi žmona, turi būti tvirts, jeigu nori gyventi. O vyras niekuomet nebus tvirts. Išsipildė. Nežinau, ar išsipildė, turbūt, kad niekada negalvojau gyventi kaime. Išsipildė, nes gyvenu visą amžių kaime. Gyvenau Klėtelėje. Labai sunkiai, buvau trobas sudegusius. Ir man didžiausia svajonė buvo trobas įsigyti, kad turėčiau šiltą kambarėlį kur nors. Ir atsilikau nuo vyrų, pasistatėu trobas lygiai taip pat, kaip jie, kurie gyvena su vyros. Tai jūs pat vadovavot namų statybą? Viena pati, nieks nepadėjo. Nei brolė, brolė, vienas įžovis, brolis, vyriausiais. Tas dar mokyklą tabėjai. O antras, šuo gerai biškiliau prikeps pristatybus. O tai paskui organizuoti, paskui aš Žinau, kad mano svajonė šiuo metu įsipildė, gal tik dėl vardo. Visą laiką kažkaip nemėgau vyro, kuris turėtų vardą Juozas. Bet šiuo metu tai labai maloniai skamba mano ausyse šitas vardas. Gyvenime reikia meilės. Bet prieš kokius 6-7 metus gavau linkėjimus dar. Tai vadinčia po tikrųjų meilė. Ar ant buvo akla? Nežinau, ką būtų sekluosti, bet aš nenorėjau. Bet kas man buvo, kad ta meilė man gretaliau pranyks. Jeigu mano būtum na pirmoji meilė buvusi, aš būčiau įsiblaškiusi, aš nežinau, ką būtų buvę man gyvenimas. Bet aš visą laiką galvojau, ką vyrs nors un ir gers, darbininks ar užderbi, un
šeimininks, kaip tas, kas sako, ir šeimininkė, gaspadorius, ir tvirtovė, kaip tas, kas sako, namų. Bet moteris turi vyrą prilaikyti, tikrą moterį. Taip. Kaip ją galima pamiršti? Meilė. Nu, pirmoji meilė. Nu, kai katru vedėsi, tu tavo meilė. Nu, tu vedėsi, tu tada ką meilė. Jėtų tada ką meilė. O pirmoji meilė. Kodėl galbūt meilė, viskas. O kodėl tu galbūt ta meilė. Pirmoji meilė. Tas medaus minau buvo, kad prieš pat vestuvis, kai jau napdavė ramybės, kuomet basulaus, kuomet čia bus vestuvis, kuomet čia galės jau visko padaryti. O, kaip ir dabar. Nėra klanų. Kam tu gauti aklą pirmai meilę, ne ką? Tai pasakysi pirmą meilę nerudyje, po kiek laiko vėl atgyja. Ne, pirmai meilė nėra aklą. O kiek, gal šiek tiek jaunystėje jinai yra akla, bet šiuo metu, jeigu įsimylėčiau, manau, kad tikrai nebūčiau akla. O ir kiek atšau? Juk vieną čia metų gyventojom lytei komžiau. O čia jūsų vyras ir yra pirmoji meilė? Nu, tai ką galvoj? Tai vadins dabar aš. Buvo kokį 12 valandą. Imbarė buvo toks pareivės šuočių. Ir buvo toks didelis aužaus. Nupjaut step, kam išėlis. On su manai sako, sėsk kevus nekel dar į kombarį, į trobą. Į tau trobą nejam, jau buvo kamaras. Į kamar. Balongum tik doris buvo. Nu ir on step traukas, jau apkabena mani vieną kartą, antrą kartą. Ko čia dabar, sakau, teiks lompinį į rinką. Nieka jau saka, jau saka, pareiškimus rytą važiaus jau. Saka, nu, ai tu man vieną kartą, saka, ar aš saka, pabučiausi. Ne, viskas čia bus. Apkabent, pastumbus buvo monavim, apkabent suspaudė. Atrodė, ka mane na meilė buvo lygiau kas įgėlė. Atrodė, ka mane kas įgėlė. Kapons mani pabučiavas greta atsistoja, sakau, aš enu, mėsti jargau, ką čia dabar babus. Kad dabar nesikeit. Nu, kad nekelma ten kažkas nebuvo, tas bičiulis. Ai, ne. Kartas apdegė, sąžiūrė nepaleikti, o kartas nepaleikti, tik palikti, nebefiktai. O kad jį dabar degė su tas termometras, užsimetys, kaip ne. Nu gerai, reikia kaitinti vandenį iki... Kiek čia kaitinė lyga 80, kiek? 78. 78 laipsnių, o kiek čia tų miltų ir? Nu, miltų, vėdrainis. Panašiai 20 litrų. O kilogramas abus tai. Nu, panašiai tepe bus. Atsiminkama tą antrą pusę. Dabar užtvailkot, nu, toliau kas vyks. Reik labai gerai išmaišyti, ne? Reik išmaišyti, tvarti ir uždengti, vai nusals. Ana pasals, kada neprasals, to tik rauga dėti. O tas raugs leikt vis laik, nu, kaip... Man čia į slovikį dėti. Nu, to don, pavyzdžiui, užraugsit, ir vėl bus rauga, ne? Ir vėl atsidės rauga. Nu, kaminkį ryto. Na. Tai dabar per naktį išbūs čia. Per naktį bus. O rytoj jau? Minkys jau. Iš naujo minkys. Jau minkys. Ir įdėsit raugą. Ne, šivakar rauga. Ne, aš šivakar rauga. Šivakar rauga. Kad atminkys, pabūs, nu, kiek, pusi valandos, kad pabūs, pradės pobėti rūkti. Nu, kai jau ant dar teikia iškelus,
Jauti reikia čiauskoti. O paskiau dėdėsi rūpskrim parvis. Ai, tai čia vis tiek viskas įvyks šitą... Ryto dėjiną viskas. Ryto dėjiną. Ryto dėjiną viskas. Jo, ryto dėjiną viskas. Ryto dėjiną esam gaus valgyti. Ne, galės pareidžiu valgyti. Pas ką valgyti? Atsiprašau. Pirmiausia, reiks iškepti, po to valgyti. Galėjai, mama minkiau, ką mama negalėjai, mes jau, aš minkiausi, jaunas, buvau, minkiau, daug nekepiau neausi. Kiek esu prikepus daunas, kiek esu priragų prikepus žmonėms, ja. Ką jūs jau nebegalite jau stasėlmink. Nu, dabar, dabar nežinau, dabar stasimink. O pirmų kambudinis kaime, ką buvom čia, mūsų čia, tautinis kambudinis, vis jau piragiš keptis, daunelis keptis. Budinį reikia, numėjęs, kalnų keptis, daug pareijęs, piragai keptis, pikom reikia. Ir dabar kiek čia tų kepaliokų jūs iškepsit? Nu, turi kepti kepėjų. Taip maždaug savaitę, ne? Ne, vis daugiau. Vis daugiau. Mažyti, nu, nelėga, nelėga, bet minki dabar nebeminka, ir to jau. Vakarį. Minka vakar. Visiems reikia padėti. Aš vyriausi. Visiems mes bendraujam. Dabar mes džiaugiamus, Kėtskėtų mums šeima ir artima, mes su Kėtskėtu. 6 dukras ir 4 sūnus. Ir už to vest apdovanojimą. Apdovanojimą Tarybų sąjunga. Davau 5 medalius ir 1 ordiną. Garbės raštą didelį pasirašė visi Maskvos ponai, prezidents. Veizvoks, čia. O jau tėvo nenamai, tėvo darbi. O ko darys, matau, čia veidinčios atkelti, ką man išlungiuot. Jie ten čia. Vat aš turiu vadovauti, o jie ne viskas. Daugiausia mes visi renkamos par visus šventus. Ir dabar namon kapų, tai tradicijai. Nu, taip, ir kol buvom jaunesni, taip vis šventis kartu šventiem. Sunkia, didelė buvo, sunkia. Voka mokslus buvo namokams, ne vienas nepalieka. Nu, ne vienas nepalieka namokytis. A to tu tinka, kad trečias vadovauju, tu ketvirtas. O taip, aiškiai, kad tėvo, taip, tu. Vis to traukti motiną vairu. Va. Tai, kad aš turiu 10 litų, tai, kad aš turiu milijoną. Man vienas tas pats. Aš neįsivaizduočiau, kad aš vaguotą vodką man kur nors reiktų. Nepakeistų jų. Niekad nepakeistų. Mums pinigą nepakeistų. Padalinčiau vakam. Po lygę. Po lygę. Nors po 100, po 2, po 4. Bet savo pasilikti, nu kam? Nu kam? Pasikelti tokį puotą, kur niekuomet nekėliau. Ir nagėminis, bet visus pažįstamus kaimynus aplinkinius pavaišinti. Ojej, ir kur padalinti? Į 9 dalis visai nedaug leikti. Vat nieko nedaug. Nu, čia aš jau nusarsiu, o lygiu reikau. Vatakų į ten. Nu, vakų ne. Vakam iš 9 dalių, o aš iš savo dalys tavi. Aš visą laiką juokauju, kad aš apsitverčiau didelę tvorą aplink namus ir laikyčiau daug šunų, nes jie mano draugai, būtų tikri draugai. Aš su jais džiaugčiausi. Jie būtų pamaitinti, aprūpinti viskom. Gimina netrūkai. Išėjau prie trobos galų, nusikliukiau. Vaką mažį, vyrs su žaizdom dar parvažiavo. Nu, ir aleliuimėsi. Geriau aš dabar, nuleidžiais, bet aš pati šiais, kur vėja post.
Paskui pradėjau galvoti, aš išėjęs paliksiu ne tik vyrą, aš paliksiu mamą. Ne, mes kaip nors vargsiu. Pavjonavič, suplėšinę vien pareiškėm, kad padaviau statybą. Tu pinigų neturi iš kur statytis, mes tau nepadėsim. Pasirašyk, tu pareiškėm, kad nieko iš mūsų nereikalauja. Ni mašinas, ni nieko, buvau kitam jau atmatau, ta buvau Jeseičia atmatau, ta mano sodyba. Bet aš įsikuvojau. Tekėjams manai padėjo. Tekėjams ir veltis. Aš pradėjau dirbti nuo 17 metų. Paauglystė, pats šėlėms, pats. Parės iš šokių voltnierkų met. Pradėsi karves melžti, toms patioms sakėms, saulika patekės, tad tosi knapt. Prikorvė. Ir ronkas į vietą. Cinkt, cibosi sujudėsi. Sodegė mes ko nieko neturėjom, palieką baltrėm žeimenį kepolį. Ir čia dabrenė 2 šaukštą, buvau kažkur. Stengiuosi apie tai negalvoti ir kuo greičiau užmiršti. Vis kaimyną, viską. Už 2 savaitės, beveik už 2 savaitės, buvo pečius, atromas toks, vis. Ne, aš nepyštu. Nu, vienam te būtų kum padaryti. Ir pradėjo važiuoti į turgų, perku, pardavė, vargu, ko padarysiu, vargu, ausiau batašius, paskiau dirba šaukštus tašė, čia dar ką parvažiavo mums jau tašys tų šaukštus. Svarbu tikėti, jeigu žmogus turi tvirtą tikėjimą, tai jis nieks nesužlugdys. O jeigu tu pradėsi abejoti, tai greta palauš. Ir tu pradėsi abejoti, atep, o gal tep nebus, o gal tep bus. Bet turi turėti tvirtumą savyje. Jeigu to žmogus kits kitų nepasitikė, tu negali atsiverti, jeigu savyje turi nešiotis kažkokį sunkumą, jis labai sunkiai. Man labiausiai vis dėlto norėtųsi vertinti sąžiningumą. Labai nemėgstu nepunktualumo, kada yra sutariamas laikas ir kažkas tai vėluoja. Darbštumas, aišku, džiaugiuosi, kada yra žmonės darbštus. Bet nors vieną ar 2 turi turėti tokius, kuriam galėtum savo širdį atverti, kuriam galėtum įsipasakoti savo slapčiausias veitas. Rimčiau ją rukava, kad rimta. Iš ko žmogaus nepažinsi. Bet į tokie aurai, panašiai įlipi į autobusą, ir tu apžvelgia, ir tu nori apasuina pas kitą atsisėsti, o kits tai stom iš vis. Man viskas ir laimė, aš nežinau, kas ir nelaimė. Aš esu laiminga, nes aš savo gyvenimą sukūriau taip, kaip aš kad norėjau. Aš esu laiminga. Ta pona reik paklausti. Jauns priaušvienė gyvena ir priaušių gyvena ir gera, tai manai namai būtų galbūt bloga. Bet laimė yra tada, kada namuose nėra nelaimės. Ko moteriai reikia, kad būtų laiminga? Svarbiausia, reikia nesibarti su vyru. Tai gal vienai gyventi, ar negeriau? Sunku pasakyti, jeigu viską sugebėtum ir meilės netrokštum, tai gal ir vienai geriau. Bet jeigu taip jau normalus žmogus, tai vis tiek. Kitaip žmonėje išnyktų. O tai didžiausia laimė, kai gerai gyvena. Gerus vaikus turiu, gerus anūkus turiu,
gerą žentą turi, gerą dukterį turi, o taip gyvena, tu dideliauti dar. Mažiau rūpesnė, kad aš neturėjau šeimos, nereikėjo vaikų auginti, nereikėjo su vyru mušteis. O, tai iš blogąją pusę. Ir aš jautaus laiminga. Kažkau, kad skaitos vertinams jaunesnių žmonių, tai dideliauti laimė. Ta visa tarpsnė buvo įdomi. Kiekvienas turėjo savo cinkelį. Ja. Man atrodo, šiandien tai kažkas. Manai laikotarpis ir pats geriausias dabar, bet kana vėl jėgos sveikatos. Nu, 18 metų. Tik 22 metų, atsėdam apsiženį jau. Nu, padurnais omžysi. Juk išliekti, nuliekti, išbėgti. Atrodo, jie ten nenuėsi, bataisni tai šiokia nebus taip gera. Nieks, jie man kuomet neišleidė galas. Man atrodo, kad šiuo metu mano amžius yra pats geriausias. Vaikai užauginti, išmokinti. Nu, aš šiuo metu randu laiko savo. Jau tu, o dabar pats geriausias. Dabar jau gerai gyventi, tėva. Kaip gerai gyveno, veik. Gerai, nu kaip. Labai gerai. Turėti tvirtumą visus gyvenimo reikalus. Meilė, darbė, bet kokius dalykus. Pasitikėti savimi. Jeigu savimi nepasitikėsi, didelė sunkiai bus gyvenime. Meilės didelios. Nešuokti, jeigu kokį bėdą, pamatę vyrą išgėrusi, pamatę vyrą kokį svetimą moteris kapkabinus, arba puonę, atsiprašau, arba kokį ten paną, oi, isterija, iškerčiau šioks toks ir anoks. Na, polti isterija tepstaigė, gal uns ant jauką, gal uns išgėrusi pasėmėti. Nu, patarčiau moteris, kad turėti reikia daug kantrybės ir meilės. Ir ne dėl to, ne dėl vyra, ne dėl savęs, bet dėl vaikų. Vienu iš moteris turi aukotis. Tur moteris aukotis. Motina moteris turi aukotis. Jeigu neaukotis, nieks nebus. Nieko gyvenim nebus. Kad tu gausi milijoną turės, Mercedesą, ten mašiną, aš nežinau, bet jau sako, kad yra garbinga ta mašina. Kuo ten dar? Bet nieks nebus. Jeigu tolerancijos neturėsi, proto neturėsi, nesuvaldysi savęs, niek. Moteris turi valdyti geriausią vyrą. Ir anam pritarti. Jeigu mata, kad jums tave prieštaraus didelę į to momentą, pritark tą momentą. Nu, žodį, nesakyk, aha. Bet kad anam paresta isterijai, tu kart. Žodžiu, kad neparsigalvoja. Anamon teisybus, gali parsigalvoti. Bet mums į to moment su pykiais vis tiek nenorės pasidauti. Ne, mums turės veržti. Vardant siūla išlaukti. Taip, išlaukti reikia. Jeigu nelauksi ir negalvosi, kad rytą bus geriau, gyvenimą jokio nebus. Man atrodo, tiek šiandieninė moteris, tiek ir praeities moteris, jos turi pirmiausia būti moterim. Jos turi stengtis gražiai atrodyti, būti elegantiškos. Mokėti turbūt ir namuose darbus moteriškus padaryti. Moteris turi visur tikti ir pritikti. Šeima tvarkinga, nelakstyti, šeimą žiūrėti. Vyrą pilaikyti, pabėgti. O taip aš jau nežinau kitko. Nu, bendra, moteris turi visur, matyti visur, žinoti. Moteris turi matyti visur. Tus 3 komus laikyti? Jo, tus 3 komus, aiškiai. Turi laikyti tus 3 komus. Gražiausių žiedų, skai nunga
būt graži. Graži. Su raudonais plaukais, bet aš nežinau. Raudonė, tik tai aš jas nupiešiau pilkus. Aš truputį suklydau. Labai atsiprašau. Išties į rankas, paglausk iki plaukus, priglausk mane kaip vaikystėj kaulė. Mama, tu juokiesi ir verki su manim. Aš labai myliu savo mamą.